Tai sveiki visi, labai malonu, kad susirinkote, dar kažkas prisijungs turbūt žiūrėti ir nuotoliu. Spalis mums visą laiką ir apskritai ruduo yra toks mėnesis, kuris atneša labai daug klasikos. Nes jeigu sekate klasikos asociacijos Facebook arba Instagram puslapius, tai mes kasmet jau 3 metai darome Classic Stauber, kur kasdien yra skelbiamos kažkokios naujienos apie antiką, keisti faktai apie antiką, nežinomi žmonės, vardai ir kažkas. Ir štai šiemet dar turime ir tokį visiškai naują projektą su Grindinių tinklo vaga. Kviečiame pažinti nematomus ir kartais net pažįstamus Vilniaus atgarsius, antiką labiau, jos atgarsius Vilniuje. Tai šiandienos pirmame renginyje mums apie epą, iš pradžių kas tai yra epas, truputį teoriškai papasakos Mantas Tamošaitis, židinio aidų direktorius, ir kritikas literatūros, ir dėstytojas literatūros Vilniaus universitete, o paskui padarysime trumpą pertrauką ir tuomet pereisime į tokią minties eksperimento praktinę šiek tiek dalį, kaip atpažinti ir pamatyti tą Vilniuje tą antiką ir apskritai antiką mūsų kasdienybę. Man tai prašau užleidžiu sceną ir visiems žiūrovams ir klausytojams malonaus klausimo. Taip, labas vakaras. Ačiū susirinkusiems ir kažkaip keliaudamas į priekį galvojau, kad taip, viena vertus kolegos mane kaip jaunesnį asistentą padarė bandomojo triušiu ir nežinau, ką čia jums tiksliai turėčiau papasakot, bet pabandysim kartu išsiaiškinti. Kitas dalykas, kurį pagalvojau, sėdėdamas taksi 40 minučių, kai nusprendžiau galiausiai iš jos išlipti ir bėgti, kad galbūt per daug galvojau apie grįžimą ir Odisėją, reikėjo galvoti apie kelionį į priekį. Tai pabandysim tai bendrais štrichais aptarti, kas tai yra epas ir kaip jį matome galbūt kasdienybėje arba kam jisai reikalingas, ne? Dėl to, kad žmogus yra tokia keista būtybė, kuri skirtingose kultūrose staiga nusprendė senais laikais, kad reikalingas toks daiktas kaip epas. Ir kaip epas nėra duona, epas nėra vanduo, bet kažkodėl skirtingose pasaulio vietose jisai ėmė ir gimė, ar ne? Žmogus norėjo kažką tai papasakoti, galbūt ateities kartoms, galbūt vienas kitam, ir sugalvojo tokį žanrą. Ir kitas dalykas yra tai, kad žmogus dėja yra tokia būtybė, kuri ateina į šitą pasaulį iš nebūties ir į tą nebūtį vėliau sugrįžta. Ar ne? Tai galime sakyti, kad mūsų prigimtyje, tas toks sugrįžimas atgal, jau yra savaime užprogramuotas. Taip pat žmogus yra būtybė, kuri gyvena tam tikroje pasaulio tvarkoje ir tą tvarką vienaip ar kitaip bando suvokti. Ne? Ir bandydami suvokti tą pasaulį aplinkui mes turime daugybę įrankių. Ar ne? Turime ir mokslą, ir pasakojimus, ir savo pačių juslinę patirtį. Vienas tokių įrankių be abejo yra ir pats epas, ne? Kaip bandymas suvokti supančią tikrovę ir tas mąstymas yra istoriškas. Tai yra tai, ką suprantame apie tikrovę, paliekame kitiems arba bent jau pabandome palikti kitiems. Ir kai kalbame apie senasias kultūras, tokias kaip graikų, šumerų ar panašiai, neišvengiamai kaip vienas svarbiausių tą patirtį fiksuojančių tekstų iškyla epas, ar tai graikų atveju būtų Odisėja, Iliada, ar šumerų atveju tai būtų Gilgamešo epas. Indai turi daugybę epų ir panašiai. Na, tai yra dalykas, kuris skirtingose, kaip minėjau, pasaulio vietose vienaip ar kitaip gimsta. Dabar, kam toks daiktas reikalingas be patirties perdavimo? Atsakymų yra daug. Turbūt Platonas, tiesą sakant, vieną atsakymą turėjo. Šiaip jau Platonas buvo filosofas, kuris labai skeptiškas bet kokiam melui ir tiesą sakant labai kritiškas ir tam pačiam Homerui. Jam atrodė, kad Homeras truputį ne taip vaizduoja herojus, kad nedera herojų verkti ir trinti pelenais akių, kaip kad daro Achilas. Ir vienoje vietoje jisai pradeda kalbėti apie kilnų melą ir išsiduoda. Jisai sako, o kaip gerai būtų, jeigu staiga galėtume visus polio gyventojus, visus miesto gyventojus įtikinti, kad jų protėviai būtent iš šitos žemės, kuri po kojom, ėmė ir gimė. Kodėl tai būtų gerai? Turit kas nors gal atsakymą?
Todėl, kad tada jau žemė iš tikrųjų tampa brangi, ar ne? Tu matai tą polio žemę po savo kojom ir supranti, kad, na, ir verta ją ginti ir taip toliau. Tai yra, kitaip tariant, tokia istorija, jeigu būtų kažkaip galima atgalinę tvarką įsodinti ją polio piliečiams į galvą, užtikrintų tai, kad polio piliečiai visada yra nusiteikę tą polį ginti ir dirbti jo gerovę. O Platonas galvojo, kaip padaryti, kad polyje buvo gerai. Ar ne? Tai galima sakyti, kad tos istorijos, epai reikalingi ir tai tokiai, na, piliečių arba bendruomenės vienovai palaikyti. Na ir iš tikrųjų jie tam ir buvo kažkuria prasme naudojami, tai yra, jeigu mes kalbam apie tą tradicinį graikų auklėjimą, vadinamą paidėją, jis susideda iš dviejų dalių ir man atrodo, kiekvienas esate girdėję pasakymą, kad, na, gražiam kūne graži siela, tai turiu nuvilti. Nėra taip, kad nueisit ir pakilnosit svarmenis, dar atrodo Ozo apačioje yra baseinas, tai irgi nepadės, nuo to jūsų siela nepasidarys graži savaime. Graikai šitą posakį suprato kaip, na, tokį dvigubą. Tai yra, mes turime ir tobulinti sielą, ir tobulinti kūną. Tai yra, dalis buvo vadinamasis gimnasijos, kur buvo sportuojama, o kita dalis buvo muziškieji menai. Ir reikšminga tų muziškųjų menų dalį sudarė, na, tokie ir muzikos pradmenys, bet pirmiausia tai poezija. Ir pirmiausia Homero poezija. Ir čia reikia pasakyti, kad, na, Homeras buvo autorius svarbus visoje Graikijoje kultūroje, kur mes kalbam apie skirtingus polius, kurie vienas su kitu ir kariauja ir išgyvena įvairias įtampas. Homeras buvo figūra, kuri leido, na, žymiai aiškiau suvokti save kaip vienos kultūros graikus, ar ne? Tu žinai, kad tu turi Homerą, reiškia, kad tu kažkaip turbūt nesi persas. Tai tas toks vieningumo ir bendruomenės branduolio kūrimas per literatūrą ir per epą buvo svarbus dalykas. Dabar, jeigu kalbame apie šios laikus, nes mačiau pristatymę, buvo man užduotas klausimas, ar galima šiais laikais sukurti epą, tai šiais laikais turbūt apie tai kalbėti sunku, nes kalbėdami apie senasias kultūras ir tą tokį išsilavinimo įgijimą per epą ir epinę poeziją, mes vis tiek kalbame apie tokį labai tiesinį pasakojimą, ar ne? Ateina kažkas iš tradicijos, iš hierarchijos ir tu per tą pasakojimą pažįsti tikrovę. Ir tas pasakojimas dažnai būdavo, na, vienas iš labai nedaugelio būdų pažinti savo kultūrą ir pažinti savo gyvenamą tikrovę. Jūs turbūt, na, galit pabandyti įsivaizduoti save gyvenančius tikrovėje, kurioje nusipirkti knygą yra labai labai brangu ir tik tai turtingiausių reikalas, tikrovėje, kurioje nėra interneto, tikrovėje, kurioje mažai paveikslų, tikrovėje, kurioje nėra nuotraukų. Tai tas literatūros kūrinys, kuris galbūt skamba aikštėje ar kažkokiuose tai skaitymuose, iš tikrųjų jums yra labai vertingas tikrovės ir tradicijos pažinimo šaltinis, iš kurio taip jūs imat ir pažįstat, ar ne, visą atsiveriančią tikrovę, net ir kitus kraštus kartais, nes viskas, ką turi apie kitus kraštus, yra tik tai pasakojama. Ir dabar ta mūsų tikrovė yra truputį pažįstama kiek kitaip. Mes ilgai kalbam apie kažkokį tai pasaulio globalėjimą, ar tai pluralizmą, ar taip toliau. Iš tikrųjų, tai turbūt didžiausia problema, neleidžianti to epo sukurti naujai, yra tai, kad mūsų pats žinojimas ir pasaulio pažinimas, jis taip turbūt, jeigu norėčiau būti labai įmantrus filosofas, tai sakyčiau, kad jis turi ir izominę struktūrą, ar yra žmogus, kuris žino, ką šitas labai prabangus žodis reiškia. Izominę struktūrą turi, pavyzdžiui, namie, tikiuosi, turimas rudenį jūsų imbieras, kurio šaknis auga į visas puses ir kurį nupjovusis iš bet kurios vietos atauga, bet iš esmės mes negalime pasakyti, kur yra jo centras. Ar ne? Ir lygiai taip pat, man atrodo, kad ypač jaunesnė karta, kuri dažnai net ir naujienų portalų nebeskaito, o viską susirankioja iš socialinių tinklų, jie iš esmės renka iš tokių įvairių pusių savo informaciją ir ta informacija tikrai neatkeliauja per įprastą tokią hierarchinę struktūrą, kaip kad, pavyzdžiui, medžio struktūra, ne? Kur labai aiškiai galima pasakyti, kad šaknis yra apačioj ir tada viskas taip gražiai auga į vieną pusę, o šita struktūra dabartinio pažinimo taip plečiasi į visas puses.
Ir iš tikrųjų to vienijančio teksto kartais nelabai gali būti. Aš matau studentus, kurie ateina ir kartais daug geriau žino japonų mitologiją neigu lietuvių arba neigu graikų. Tiesiog yra labai skirtingi interesai ir pažinimo šaltiniai, o internetas turi savybę mums rodyti tai, ko mes domimės ir vesti vis giliau. Tai tokių bendrų sąlyčio taškų turbūt vis mažiau. Tai šia prasme, tokio naratyvinio epo tikro galbūt sunku tikėtis šiandieninėje tikrovėje, bet kas tai yra epas ir kokios yra jo charakteristikos, tai turbūt pirmiausia, kaip pasakau, epas jūsų galvoje atsiranda Odisėja, Iliada, galbūt kažkieno galvoje Eneida Vergilijaus ir mes galvojame apie ilgą tokį pasakojimą apimantį herojų kelionės, tokius tikrus herojus besikaunančius įvairiom savybėm, įsimintinas figūras. Ir be abejonės ta tokia tematika, kuri apima amžinasias temas. Tai yra iš esmės gėrio ir blogio kovos variantai. Mes pasakytume taika ir karas, kaip Iliados atveju ir Odisėjos, pasakytume dar kitaip, iš tikrųjų tai yra tokia gėrio ir blogio arba destrukcijos ir kūrimo kova, susidūrimas pasaulyje. Kalbant apie apimtį, dar labai svarbu yra ir tai, kad epas dažnai piešia mums tokį pilną pasaulio vaizdą. Epas nori mums papasakoti viską. Ir turbūt gražiausiai tai atskleidžianti vieta, bet neįtikėtinai nuobodi skaityti, yra toks laivų katalogas Homero Iliadoje, kai jisai per berods 200 eilučių tiesiog vardina, iš kur, kiek laivų ir kokie herojai atplaukė. Dabar viena vertus tai yra daroma tam, kad atsirastų tas toks motyvas visą aprėpiančio bendro graikams, visiems poliams teksto, nes vėliau graikai, kurie kildino save dažniausiai iš kokio nors dievo, kuris įkūrė miestą, arba bent jau pusdievio, matė, kad jų miestas kažkaip tai dalyvavo tam kare. Jie visi turėjo savo herojus, nesvarbu, jie būtų iš Atėnų ar iš kažkur kitur. Ir tas toks bandymas aprėpti ir įtalpinti viską labai aiškiai jaučiamas. Ir santykis su pačiu tekstu irgi toks, truputį įdomus dėl to, kad herojai vaizduojami kartais labai pabrėžiant jų tam tikras savybės, kurios yra svarbios kultūrai. Tai, tarkime, galime matyti Achilą kaip tokio visą aprėpiančio pykčio savininką, labai puikų karį, galime matyti Odisėją kaip tikrą tokį triksterį, kuris išsisuks iš visos bet kokios įmanomos situacijos. Ir vis tiek jis mums atrodo herojiškas, net jeigu jis visus apgauna, net jeigu jis yra šiaip jau karo vadas, kuris išplaukė su kariais ir grįžta be nei vieno kario atgal. Ir vis tiek mes kažkaip mąstom tą figūrą savo galvoje kaip herojišką. Enejas, kita vertus, Vergilijaus galbūt atspindi jau Romos tam tikras vertybės, tokias kaip pareigos jausmas. Tai yra herojus, kuris kartais atrodo net truputį neherojiškas dėl to, kad jis visada pasielgs teisingai, taip kaip nori dievai, taip kaip reikia tėvynei, ir tas toks pareigos jausmas ir nuolankumas dievams atspindi tą graikų kultūros paveikslą. Dabar, jeigu kas nors atpažinote šitą sceną, tai jinai yra iš Peterio Jacksono Žiedų valdovo, ir net ir šitam, sakyčiau, moderniam epe mes galime matyti tai, ko tiesą sakant Tolkienas nelabai ir slėpia. Tai, kad tie hobitai, kurie taip gražiai gyvena savo miesteliuose, yra be galo panašus į anglų miestelių ir mažų kaimelių gyventojus, britų turbūt teisingiau būtų sakyti, kurie, turbūt Tolkieno vaizduotėje visgi išgelbėjo pasaulį žmogus, kurio beveik visi geriausi klasės draugai žuvo Pirmam pasauliniam kare, labai aiškiai jautė, kad jie turėjo tą pergalę, kuri atstatė pasaulio tvarką, ir kad ta tvarka buvo atstatyta paprastų hobitų rankomis. Tai mes tikrai matome tas tokias to laiko kultūros vertybės fiksuojamas epuose, ir tos temos visada tokios ryškios ir apibendrinančios, kaip ir minėjau, karas ir taika, gėrio kova prieš blogį. Beje, jeigu dar svarstote, ką matote už manęs, tai čia matote Adolfo Jeremy Hirsch, tokio vengrų žydų dailininko paveikslą 1910
kuris vaizduoja Odisėją tarp Scilės ir Charibdės. Viršuje matote Klodo Loreno, kurio pavardės nedrįsiu pabandyti sakyti prancūziškai, 1650 paveikslą, kaip Odisėjas grąžina Kriseidą tėvui. Na ir viršuje dešiniai pusėje turime dar vieną grįžimo atgal istoriją, tai yra pirmą leidimą Robinsono Kruzo ir apačioje jau sakiau, ką turime. Tai yra Peterį Jacksoną ir jo Žiedų valdovą. Dabar keliaujame toliau ir matome tai, kad dauguma epų, graikų, nesvarbu, romėnų, galbūt modernūs epai yra kiek kitokie, mus įmeta dažniausiai į beveik kulminaciją ir juos mes patiriame tokių pasakojimų atgal. Įdomiausias ir šitoje vietoje man yra Odisėjas, dėl to, kad beveik visa Odisėja ir visi Odisėjos įvykiai yra paties Odisėjo papasakoti kaip atsiminimas. Ir jeigu mes pažiūrime į Odisėjo figūrą, labai greitai suprasime, kad jisai nuolatos meluoja ir visus apgaudinėja. Ir tada galima labai gražiai savęs paties paklausti, ar tai, ką Odisėjas čia mums papasakojo Odisėjoje apie save, visgi yra tiesa ar ne. Taip pat epose, aišku, matome mitologinius elementus ir dievų įsikišimo, tokias epizodus, ypač ryšku, tai yra Vergilijaus epe, dėl to, kad tenai matysime jie viską, ką įmanoma nulemia, herojai kartais atrodo netgi bejėgiai, tarsi kažkur debesy kažkas žaistų, pakeisti šachmatais ir valdytų tuos žmogeliukus ant žemės. Dabar santykis su epu be abejo, kad buvo labai specifinis, nes jeigu mes pažiūrėsime, tarkime, į pirmas eilutes, tarkime, Iliada. Pyktį Pelėjo sūnaus Achilo deivė giedokė, baisų piktumą, kuris tiek negandų nešė Achajams. 1000 vyrų sielas galingas nuvaręs į Hadą, juosios pačius laukuos šunims kasyti paliko ir vanagams potauti, taip Dzeuso buvo žadėta. Ir iš esmės Odisėja irgi prasideda kreipimus į mūzą, vyrą pašlovinti mūzą, per negandus ėjusi drąsiai, vėtrų blaškyti ilgai, kai šventąją Troją išgriovė, daugio žmonių miestus jis aplankė, jų papročius matė. Ir vandenynuos plačiuos su pavojumi rungės ne kartą dėl į gyvybę savos ir dėl bendražygių grįžimo, betgi išsaugoti jų nevaliojo, nors troško širdingai. Ir ką dar reiktų pamatyti, be to, kad kreipiamas į mūzas, kas yra labai svarbu jo vien dėl to, kad tai pakeičia tarsi paties teksto statusą, ar ne? Tai rodo, kad tekstas ateina iš dieviško įkvėpimo, kad jis kažkaip pakliūna pas poetą iš dievų. Tai reiškia, kad ten turbūt neturėtų būti meluojama ir tuo tekstu reikėtų pasitikėti. Ir šitas aspektas vėliau labai erzino filosofus, tiesiog dėl to, kad susiduria dvi tiesos, ar ne? Tiesa, kurią sako filosofas, ir tiesa, kuri ateina iš poeto per mūzas, per dievišką įkvėpimą. Ir, aišku, filosofą labai nervuoja, kai jisai ko nors gatvėje paklausia, pavyzdžiui, kas yra, nežinau, draugystė, ir filosofai atsako. Na, taip pat Simonidas sakė, kad draugystė yra, nežinau, bet ką pasakysiu, bananų krepšelis. Kodėl bananų krepšelis? Todėl, kad Simonidas taip sakė, ar ne? Tai atmeta bet kokią diskusijos galimybę, nes tai yra žinia, kad ir kokia absurdiška, kurie ateina iš dievų pas poetą, ir labai sunku su tuo tada ginčytis. Bet tie tekstai, nors turėjo tą tokį statusą kaip mūzų įkvėptų, jie žinoma nebuvo jokie šventieji tekstai, taip kaip mes suprantam abraomiškose religijose. Kitas dalykas, labai keistas šiais laikais, man atrodo, kad šiandien vis tiek, jeigu mes turime netgi epinio pobūdžio kūrinį, pavyzdžiui, kaip Sostų karai, mes labai nenorime sužinoti, kas nutiks po to per anksti. Tai yra, jeigu išeina serija, mes slepiamės nuo, nežinau, Facebooko, visko, draugų, kurie pažiūrėjo, kad jie jokių būdų mums visko nesugadintų, o štai pirmose Iliados ir Odisėjos eilutėse mes gauname paprasčiausiai santrauką visko, kas nutiks. Ir tada kyla klausimas, ar ne, kodėl tie žmonės atėjo ir klausėsi tų tekstų, jeigu jie jau ir prieš tai žinojo, kas nutiks, nes jau yra jos girdėję mokykloje. Ir kyla klausimas, na, tai kam dar kartą viso to klausytis. Ir kai klausimą keliu, taip įkelčiau jį apie literatūrą, be abejo atsakymą yra sunku surasti, bet jeigu aš jūsų paklausčiau, kodėl jūs einat
į koncertą, kodėl jūs klausot to paties ir to paties albumo, su tais pačiais ir tais pačiais žodžiais ir tais pačiais akordais? Atsakymas pirmiausiai būtų, kad tai yra gražu, ir kita vertus šituo atveju dar tai būtų tam tikra ritualinė bendrumo patirtis, nes skaitoma buvo viešai, o ne kažkaip tai vienam pasislėpus kamputį, ir tai buvo toks bendras socialinės bendruomenės aktas, leidžiantis pasijusti kartu, jau pajusti, kad turi bendraminčių. Tiesą sakant, pajusti tą jausmą, kuris turbūt šiais laikais vis retesnis. Tai susijęs su to, kad epo neįmanoma taip jau lengvai sukurti. Dabar antras dalykas, kurį manęs paprašė papasakoti, tai papasakoti apie grįžimą. Ir papasakoti apie tai, kas vadinama nostos. Tai yra apie grįžimą namo. Ir čia labai tinka. Gerai, pirmą paklausiu. Nostos yra viena žodžio dalis, kuri kaip šaknis yra naudojama tiek lietuvių, tiek kitų kalbų kitame žodyje. Ar galit man pasakyti tokį žodį? Nostalgija. Labai gerai. Kita žodžio dalis, be abejonės žodyje nostalgija, reiškia skausmą. Dėl to mes geriame analgetikus, nes jie nuima tą kitą žodžio dalį. Ir labai gražus epizodas, čia jau šiuo atveju ne Tolkieno rašytas, o būtent Jacksono ir kitų, kaip čia pavadinti, scriptwriterius lietuviškai. Čia ne pjesė, kaip ir scenarijaus rašytojų, scenaristų. Kai, tiesą sakant, kaip tik tam epizode, kuris čia įdėtas, Semas sako, ar atsimenate grafystę, ponia Frodai? Jau tuoj bus pavasaris ir sodus nusės žiedai, ir paukščiai suks lizdus lazdynų tankmėje, žemutiniuose laukuose jie sės vasarinius miežius ir valgys pirmasias braškes su grietinėle. Ar dar prisimenat braškių skonį? Frodas atsakė, ne, Semai, nei maisto skonio, nei garso vandens, nei žolės prisilietimo. Esu nuogas tamsoje. Ir šia prasme tas toks sunkiausios kelionės akimirkoj, tas bandymas atsigręžti atgal į tai, kas yra tokios tapatybės dalis, Frodo tapatybės dalis, yra labai svarbus. Ir kita vertus mes žinome, kad ką daro tas piktasis žiedas Saurono. Jisai naikina tapatybę, panašiai kaip Odisėjos atveju lotoso vaisius, kurį suvalgė ir nebenori į tėvynę, jisai ištrina visą ir atmintį, ir nostalgiją, ir tapatybę. Ir tai, kad Frodas pasako, kad jisai yra nuogas tamsoje, yra labai simboliškai. Jis kažkuria prasme virsta Golumu. Atsimenate tokį personažą turbūt, kuris kovoja iš esmės dažniausiai kovoja su savo tapatybės likučiais kaip hobito, bet iš tikrųjų jau yra visai kažkas kito. Ir va ta nostalgija, kuri yra, toks, tiesą sakant, persmelkiantis jausmas, yra užkoduota jau pirmose literatūros kūriniuose. Ir aišku, kad pirmasis kūrinys, kuris ateina į galvą šioje vietoje, yra Odisėja. Bet kalbant apie pačius grįžimus, tai nėra vienintelis kūrinys, netgi tarp graikų, arba tiksliau, gal reiktų sakyti, dabar jau yra vienintelis kūrinys, bet iš esmės mes turėjome ir žinome likučius šiek tiek kitus ciklinius arba kiklinius epus apie Troją, iš kurių vienas ir vadinosi Nostoj, tai yra grįžimai, ir pasakojo apie kitų herojų, kitų Trojos karo herojų keliones namo ir sugrįžimus namo. Ir kaip jausmas, ta nostalgija, man atrodo, šiom dienom labai dažnai aptariama ir kaip tam tikra problema tiek politikoje, tiek netgi sociologijoje, kai mes kalbame apie visuomenės grupės, kurios įsivaizduoja, pavyzdžiui, kad prie Ruso buvo geriau ir kad jos greičiausiai jaučia tam tikrą nostalgijos jausmą, kuris yra visiškai nesusijęs su tikrove, kurioje gyventa. Kita vertus, tas bandymas sugrįžti į tai, kas prarasta, dažnai tikrai būna skaudus ir manau, kad ne vienas iš mūsų esate kažkaip grįžę į, nežinau, vaikystės filmą ar vaikystės vietą ir patyrę tą tokį savotišką
nusivylimo jausmą, kad tarsi viskas yra ne taip pat ir viskas yra sugadinta. Ir čia paskaitysiu labai gražų Gintaro Grajausko tekstą, apeliuojantį į Odisėjo sugrįžimą. Odisėjaus sugrįžimas. Kai suvargęs, pasenęs ir liūdnas, įžengiau tvaskančion menį ir išvydau viduj Penelopę turtingų pienburnių kaimeniai, kad žinotum, Atene, niekad nebūčiau pasakęs, jog tenai prieš mane išdidi karalieniai takės. Nepažino manęs, tik senas šuvalis cypė ir kaukė, ir tam neužteko jėgų. Nudvėsi, 20 metų pralaukęs, jaunikliai kvatojo balsu ir vis taikęs ant kojos užlipti. Būčiau likęs verčiau dar 7 metus pas Kalipsę, nors kalbėjo te neteisybę. Likščiol, kaip sakei, kaip ir klojas, nežinia, kas čia būtų nutikę, jei ne tas randas ant kojos. Dabar aš karalius, valdovas, monarkas, diktatorius, kingas, bet už savo vardus ir galybę šernui dėkingas. Štai į savąją žemę grįžau, o gal nebuvau net išėjęs, tie patys veidai, tie patys vergai ir skalbėjos, išsiilgę bičiuliai vaikai, jie vis lenda ir lenda, kol supranti, jog tai neįtakė, tai Disneylandas. Ir tas toks, nusivylimo jausmas be abejonės yra gąsdinantis, nors Odisėjoje mes patirime kaip tik tarsi tokį tvarkos atstatymą, kai Odisėjas po karo, kur praleido 10 metų, praktiškai keliavęs dar 9, grįžta ir viskas tarsi pagaliau stoja į savo vietas. Ta krizė, kuri buvo ištikusi jo karalystę, kuri 20 metų gyveno be karaliaus, Belgija, primenu, kažkada rodos 3 metus be vyriausybės gyveno ir tai visi juokėsi. O 20 metų Itakė gyvena be savo karaliaus. Tai yra tam tikras tvarkos atstatymas ir, tiesą sakant, garbės atstatymas ir tas visas ir jauniklių išžudymo epizodas, kuris kartais, kaip kraupiai atrodo, yra toks tvarkos sugrąžinimas. Kita vertus, tas nostalgijos jausmas, kažkokios prarastos tikrovės, jis labai kažkaip, man atrodo, užkoduotas žmogaus sąmonėje ir man gražiausias pavyzdys nostalgijos objektui, kurio žmogus net niekada nėra patyręs, be abejo yra Juozo Erlicko tekstas sudainuotas Vytauto Kernagio, kuris net užsimerkęs, kaip įkankina nostalgiją, ima dainuoti: aš negaliu sugrįžti į Jamaiką, nes niekuomet tenai ir nebuvau, ir niekuomet žavioji juodaplaukiai lūpas nebučiuos manęs karštai. Ar ne? Tarsi visiškas nostalgijos jausmas išreikštas dainoj ir melodija ir viskuo kitu, bet dainuojama apie nuostabų miestą Montego Bay, kai dainuojantis net nežino ir nebuvo tam mieste ir nežino, ar jisai nuostabus. Tai toks visiškas nostalgijos apvertimas. Ir kitas nostalgijos aspektas, kuris šiuo atveju būtų, man atrodo, svarbus, yra tas toks viską aprėpiantis turbūt religinis, metaforinis sugrįžimas. Ir jeigu taip paimtume krikščionybę tą pačią ir pagalvotume apie savo mirtį, jinai labai dažnai piešiama kaip grįžimas namo arba grįžimas pas Dievą. Jeigu paimtume Platoną, jisai irgi netgi patį pažinimą žmogišką, tikrovės pažinimą mums pasakoja kaip apie tam tikrą anamnezę, kai atsimename tai, ką mūsų siela užmiršo, nors prieš tai, kol ji neturėjo kūno ir nebuvo įmesta į kūną, puikiausiai žinojo. Tai yra, kažkuria prasme mes bandome grįžti namo į tą būklę, kai tikrovė mums buvo pažįstama ir kai mes neturėjome kūno pagal Platoną. Budizmas tiesa sudėtingiau užsisuka, bet galiausiai vis tiek, net jeigu vis įmeta mus į kitą pavidalą ir vis iš naujo gyvename kitų kūnų, galiausiai turėtume pasiekti nirvaną ir ištrūkti ir nebebūti iš vis individų, tai irgi tas toks tarsi susitapatinimas su tikrovė įvyksta. Ir be abejo, jeigu pasikviestume Freudą, jisai sakytų, kad žmoguje toks jausmas užkoduotas dėl to, kad mes norime grįžti atgal į įsčias, kad mes ilgimės motinos glėbio saugumo ir panašiai. Tai kitaip tariant, kad ir iš kurios pusės, religinės, literatūrinės, psichoanalitinės, ar dar kurios pabandytume pažvelgti į tą tokį sugrįžimą namo, jis atrodo kaip vienas tokių svarbiausių jausmų, kuris persekioja žmogų, tas ilgesys kažko,
ko netekom, nors net nebūtinai netekom, arba tas atsiminimas nebūtinai sutampa su tuo, ko mes netekom. Tad tikrai vienas, sakyčiau, tokių fundamentalių jausmų, kuris užkoduotas ir viename iš svarbiausių mūsų epų, tai yra Odisėja. Ir dabar reikėtų tarsi pasakyti moralą, ar ne, šitų dviejų fenomenų, tai yra epo ir sugrįžimo atgal. Tai, nežinau, koks tas moralas galėtų būti. Turbūt pirmiausia turėtume, galvodami apie epą, mąstyti apie tai, kas mus kaip kultūrą jungia ir pagalvoti, ar yra kitos alternatyvos negu epas, nes epo mes jau turbūt nesukursime ir jokių dirbtinų būdų nepagimdysime kažkokią tai pasakojimą, kuris mus visus įtikintų, arba tai turėtų būti labai keistas ir labai kitoks pasakojimas negu senosiose kultūrose. Ir be abejonės, nepamiršti vertinti to, kas prieš akis, nes paskui reikės to atžvilgiu patirti baisiausią nostalgiją. O pabaigai, kadangi turėčiau kažkaip mus sugrąžinti į Vilnių ir pabandyti pamastyti apie grįžimą namo Vilniuje prieš jūsų kažkokį slaptą užsiėmimą, kuris jūsų laukia su Emilija, perskaitysiu Rolando Rastausko tekstą, kuris tiesą sakant viską ir sujungia ir tą tokį sugrįžimo motyvą, kaip persikeliant į literatūrą ir tiesą sakant daugybę filmų ir daugybę literatūros kūrinių, tiek Vilnių ir patį ėjimo namo aktą tiesiog. Tad Rolandas Rastauskas eiti namo. Reikia eiti namo pro bažnyčių prisodrintą dangų, pro išalusias išėdas ir iš balkono išspirtas egles. Reikia eiti namo savo kūną įtempusi tlanką, pro girtuoklių stotis ir vitrinų šaltas ugneles. Reikia eiti namo be atodairos lyg pamišimo, aidint šlagerių poteriams brautis pro ledo vartus. Reikia eiti namo, nes dangus jau tave pavaišino, apreiškimo skutais užmokėjęs už gatvių vardus. Reikia eiti namo, atsiduodant vėjuotai vietoviai, speigo runos odoj išvedžiotos besvorio ranka. Reikia eiti namo, tarsi neršiančio žuvys prieš srovę, kelių brydės sniege, karoliniškių bokšto anga. Reikia eiti namo, šitą kryptį atpasakos knygos, jas ir vėl kada nors mokiniai po pagalviais laikys. Reikia eiti namo, kol rakštis danguje neįstrigus, vėliavėlė, purve, kraujo lašas, žiemos taikinys. Tai turbūt tokie štrikai, aišku, aš suprantu, kad pabandyti aptarti epą per pusvalandį yra kažkas panašaus, kaip iš karto išgerti visą antibiotikų dėžutę, bet tikiuosi, kad kažką išsinešit ir kažką supratot. Ačiū Mantai, ačiū klausytojams ir tiek pažiūrovas prisijungusiems nuotoliu. Ir dabar darysime 5 minučių pertrauką. Jeigu turite klausimų, galite drąsiai Manto klausti asmeniškai. Ir po tos 5 minučių pertraukos Emilija Jacevičienė, kuri yra jaunoji Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkė ir žaidimų, ir ypač kiemo žaidimų tyrėja, padės leistis mums į tam tikrą mintinį eksperimentą apie Vilnių ir antiką. Ačiū. Gerai,
sakė, visi sėdi, tai galim pradėti ar taip antrą dalį, tai kad nenavadžiautumėt ir neskrolintumėt. Ne, žodžiu, bent kažkada. Tai aš pradėsiu, tai tikrai neturit man tai jokių klausimų, nes aš turiu labai daug. Bet, tiek to. Gerai, tai dar kartą padėkojam. Gerai. Taip, o šiandien aš jums turiu šiokį tokį minties eksperimentą, nevadinkim to žaidimu, nes kai kas nors pasako žaidimas, tai visi pabėga. Tai taip, linksi, sako, bėgtumėt, jeigu pasakyčiau, kad tai ne žaidimas. Tai yra minties eksperimentas, kur kviečiu visus sudalyvauti just for fun. Nežinau, ar jūs tikriausiai nesat visi čia pažįstami, tai gal susipažinsit, gal naujų pažinčių užmėgsite. Ir taip pat kviečiu tai padaryti ir mūsų žiūrovus prie žydrųjų ekranų. Taip pat, ir tai bus labai nesunku padaryti, aišku, jūs negausit rekvizito tie, kurie esat prie žydrųjų ekranų, tai čia yra tiesiog paskata jums kitą trečiadienį ateiti čia ir tada jau bus viskas paprasčiau. Bet ką jums reikės padaryti ir ką jums reikės padaryti. Tai pirmiausia, tai tikriausiai jums dėja reikės įsijungti Google Maps, praskrolinti taip, kad pamatytumėte visus Vilniaus rajonus. O aš nepatingėjau ir padariau jums lapą su Vilniaus rajonais. Iš kokių šiaip patys rajonų esat? Aš esu iš Pilaitės. Šnipiškės. Tai jums čia visai šalia. Kas dar kokių rajonų? Žirmūnų. Kur? Žirmūnų. Žirmūnų yra daina apie Žirmūnų. Naujamiestis. Tai va, visi šitie rajonai ir dar daugiau yra šitame minimaliame žemėlapyje, kas ten pasiskrolino Google Maps'ose irgi pamatys. Aš visai norėčiau jūs perskelti į 2 grupės, tai čia nėra team buildingas, čia nieko, kaip aš tikrai neišskaičiuosim su savo draugais, galit pasilikti, su kuo norit pasilikti, man jokio skirtumo. Ir ką jums reikės padaryti, tai mes šiandien įsivaizduosim, kad mes kalbėjom, tiksliau Mantas kalbėjo, jūs klausėte apie Odisėją ir apie jo kelionę. Ir girdėjote daug tokių stotelių, kur Odisėjas buvo sustojęs savo kelionę. Tai man tokia idėja kilo, kad mes galėtumėm padaryti patį ilgiausią Vilniaus troleibuso maršrutą, kur, ta prasme, vis tiek Odisėjaus kelionė buvo sunki, tai jūs pabandykit nukeliauti, ta prasme, autobusu iš vieno rajono galo į kitą ir suprasit maždaug, kaip Odisėjas judės. Tai jūsų minties eksperimentas ir jūsų, mėly žiūrovai, būtų tiesiog ant šito žemėlapio išdėlioti Odisėjos stoteles į tuos rajonus, kur matote, kad labiausiai tiktų ta stotelė. Aš priminsiu, ką kiekvienas reiškia tuo jau pat, tai gerbiamų žiūrovų lauksime pasiūlymų komentaruose, kuriuos aš po to paskaitysiu, o jums tada teks tai padaryti rankiniu būdu. Tai paprasčiausiai paimti, ir aš ne visas stoteles įdėjau, nes, neįdomu visas stoteles. Pavyzdžiui, Kalipso. Sustojo pas Kalipso, ką ten veikia, kas nors žino, nežino, gerai, nesigėdykit, pasakysiu. Tai ten Odisėjas užstrigo 7 metus, puikiai Smilgevičiūtės dainoje yra apie tai 7 ilgi metai, apžavėtas Kalipso. Tai, pavyzdžiui, jūs tada galite sugalvoti, kokiam rajonui, kuris gal jūs labiausiai žadi, kokiam rajone iš kur jūs galėtumėt pasilikti 7 ilgus metus. Tarsi, čia kaip jau jūs sugalvosit padaryti, taip jau jūs padarysit. Ajolas, pas Ajolą buvo. Ajolas buvo tas, kuris valdė visus vėjus ir tam, kad Odisėjui padėtų, užrišo 3 vėjus į maišelį ir paleido tik vakarų vėją, kad Odisėjas parplauktų. Nelabai pavyko šitas. Tada buvo pas Kiklopus, tai vienaakius monstrus. Šitos žino tikriausiai. Ciklopai, sėdi. Kirkė pasiutėlė, jinai pavertė Odisėjų, žinoma, ką padarė, nes iš čia ateina pasakymas, kad visi vyrai kiaulės. Gerai, ne, bet mes ne apie tai. Kirkė pavertė Odisėjo vyrus į kiaulės. Ir tai yra tiesa. Lotofagus, tai Mantas minėjo, kad tai yra, ten galima suvalgyti lotoso žiedą, kuris pradeda pamiršti apie namus. Tai čia maždaug Islandijos gatvė 5-dienį gali būti, kas žino, tas žino. Skylė ir variklė tai yra ten, kur tarp tokių 2 monstrų reikėjo perplaukti, ir Helio banda, tai Saulės dievo karvių ganykla. Vėl, galėsit manęs klausti, aš jums priminsiu, ką kiekvienas reiškia, bet šiaip visi gausit šitos visus dalykus. Tai ar galiu jūs paskirstyti į 2 komandas? Nežinau, ar jūs patys pagal jausmą kažkaip. Ir jūs būsit 3 komanda. Kaip nors.
Gerai, tai jūs susispiskit, kaip jums išeina. Va, vieną žemėlapį dedu čia, kitą čia ir kaip jau jūs susispiskit. Taip ir čia yra žodis, kurį galit naudoti. Kitą dedu čia, tada duodu korteles. Jūs apsitarkit, sudėliokit ir tada jūs mes pristatysim vieni kitiems, tikiuosi pasijuoksim ir tada jau jūs paleisiu, kai nuskambės skambutis. Nu, skambučio nebus. Tai va. Nežinau, kas čia. 3 damos, 3 Gali dar, bet tai čia žmonės ne visi žino, pavyzdžiui, aš irgi nežinau. Tai gerai, tai jeigu jūs pamiršot, kas ką reiškia, tikrai pamiršau. Iššaukė jau dabar, mes tikrai pamiršau. Gerai. Nu, žaisim. Profesionalai padėlios. Šitą troleibusą maršrutą. Išdės gliornus, pamatyti visus, kurie yra. Kokie gliornus? Aš nežinau. Aš siūlau. Kažką išgirsiu, tą dar kartą pakartosiu, jūs į mane nekreipkite dėmesio, aš būsiu kaip chorinė muzika. Kalipso buvo ta, pas kurią buvo 7 metus išgalėta. Čipčio, jeigu kaip galite rašyti, žemėlapis, aš neapskaičiavau, kad taigi nepasidėjo. Tai jūs, jeigu turite išnuką, jūs galite rašytis. Čia, tarus, kad žemėlapis yra, galėsit pasižiūrėti. O Dieve, gadinkit. Gadinkit ir dar galėsit po to namo parsinešti, jeigu, ta prasme, kažkas nori namo parsinešti. Aš pasijungsiu transmesiją, pažiūrėsiu, gal mes turim jau šmeiščių kokį nors pasiūlymą. Jeigu kažką pamiršom, tai šaukit, pasakysiu, kas kur yra. Žvėrynas, žvėris. Jo, lapagai yra, kur suvalgo lotoso žiedą ir užmiršta apie namus. Čia ta prasme Islandijos gatvė būtų? Skylė ir Charybdė, tai čia, kur tarp dviejų monstrų reikėjo. Čia kamščius kas nors gali būti. Aš kaip išgirstu, taip ir pasakau. Tai parplaukti tarp dviejų monstrų. Yra 2 moteris dar primenu. Tai Kirkė ta, kur pavertė kiaulę, o Kalipsė ta, kur tiesiog pas ją buvo 7 metus. Kirkė ta, kuri pavertė Odisėjo vyrus kiaulę. Toks, nežinau, naujininkai. Niekada neturėjau šiandien. Ajolas yra tas, kuris valdė visus vėjus ir kaip atplaukia ir vėjuota tokia netas. Arba ta diena, iš kurios plaukiama į vakarus. Nes čia rašinė tikriausiai neties esama, osmanis ir jos peršarėjimas. Na, iš jūsų. Viena stotelė yra mano Ajolai, nes niekada. Helijo banda, tai Helijo banda buvo sala, kur buvo Helijo banda ir jiems, žodžiu, Odisėjo vyrai buvo labai pavargę, norėjo ten sustos pailsėti, bet Odisėjai visi sakė, kad nestokit, neilsėkit, bet jie vis tiek sustojo ir tada sako, bent jau nevalgykit karvių tenai, žodžiu, šventų. Ir aišku, Odisėjo vyrai vis tiek suvalgė Helijo karves ir vėl buvo drama iš to. Tai aš nežinau, kur geriausia gadykla galėtų būti kažkoks rajonas. Lotofagai tenais, kur suvalgo lotoso žiedą ir pamiršta apie namus. Informacinės ir toksikologijos centras. Mes po to, žinokit, siūlysim savivaldybei šitą. Darysim. Čirkio įdėti centrą. Ai, nu.
Gerai, jūs jau dar kažką matote? Jūs jau irgi dar. Damas dar tarėsi, tai dabar palaukit. Dabar, žinokit, nes dabar reikės pristatyti. Tai vėlgi, aš neprašysiu daugia žodžiauti, bet būtų labai smagu pasakyti, kodėl jūs sugalvojo tokius sprendimus. Kodėl jūs sugalvojo tokius sprendimus? Taip, gerai, mūsų komentatoriai nekomentuoja. Gal ir gerai? Šiandien, bet kitais kartais aš tikėsiu, mes suduosim. Смотри, что-то другие. У нас čia sumuojasi, kiek per šitą visą laiką pažiūrėjau žmonių. Kaip manot, Taip, galiausiai? nu, tikrai. Nu, damas? O pas mus tai atrodo. Na gerai, tai iš pradžių tada išklausykim ekspertų. Gerai, Čia nerodos. Tai vėliau pažiūrėsiu. Taip, mes aišku nusprendėm Loto Pragus padėti senamiestį. Tačiau suplanavai. Čia jau buvo žinota. nes Islandijos gatvė, Aš taip sakė, Vilniaus gatvė, žodžiu, tiems, kurie tikiuosi dar nežino prikolo, tai dar sužinosit kada nors. ir netgi man tai labiau yra, kai tu bandysi kviesti taksi į tą Vilniaus gatvę. Ir taksistai tavęs neranda ir pamiršti. Ir pamiršti, kad reikia namo. Man tiesą sakant, yra buvus tikroji nelaimė, kai aš persikrausčiau į kitą butą ir iš Vilniaus gatvės išvažiavau į savo buvusį. Ai, na. Čia tokia gal nostalgijos truputį, kaip ir pridėjo. Be abejo. Tada Kalipso nusprendėm, kad turėtų būti Antakalnį. Dėl to, kad ten daug kas nesikelia į paskaitas ir jas neina, nes ten priklauso ir Saulėtekis turbūt pagal rajoną. Nu taip, taip. Čia toks Kico ir bendrabučių miksas, kur net neišeini iš savo teritorijos ir gyveni savo gyvenimą. Aš galvoju, kad Antakalnis, nes Kalipso, tai toks, kur kažkodėl visiems labai patinka tas rajonas ir visi ten nori būti, bet tada visi iš apžavų iš. Mes iš kitos pusės. Jūs iš kitos pusės, gerai. Kirklopai nusprendėm, kad yra naujoji Vilna. Neaiškinsime. Neaiškinsime. Visi su viena akim daugiau. Arba gali likti su viena akim. Jo, tada Silija ir Kariblė akivaizdžiai yra jungtyje tarp Naujininkų ir Stoties rajono, tas tiltas geležinkelio, kurį pradėjęs eiti, supranti, kad prieki tavęs laukia, o gale tavęs jau irgi laukia. Ir nelabai turi kelio. Tada Grigiškės, aišku, yra Ajolas, nes valdo stichijas. Ten yra ir užtvanka, taip toliau. Ajolas kada? Ir Helijas. Vėjas. Vėjas. Helijas su savo jaučiais. Kažkaip pagalvojom, kad turėtų būti žvėryne. Nes skalbės. Gerai, okei, ačiū, paplojom ekspertų komandai. Dabar tada antrųjų ekspertų komandai. Jūs kadangi ilgiausiai galvojate, jums daugiausiai atvirtai. Antrųjų ekspertų komandai. Taip, irgi mano klausim nieko. Jo, daugiau nepagalvoti šitai, nes labai Armija, Vinčias, galbūt tokia sąsaja yra. Lotofagė, tai čia Lotus, kodėl mes galėjom lazdynuose, nes Lotofagai Tai gerai, vienu žodžiu galite. Mes galim lazdynai Lotofagą užmiršti, kad esi. Ar čia, kad lazdynai kaip riešutas ir Lotofagas irgi augalas ir tu juos valgai? Aš jums padėsiu, aš jums bandysiu padėti. Jau kai aš jums nusišnekėsiu, sakykit stop ir aš išeisiu. Viskas gerai, viskas gerai. Kadangi aš apmokėjau lietuvių egzaminą jau sakydavau, tada ir Bagdidė, mes turėjom to namis, nes tas namis yra siauras, važiuojame Lietuvoje, Filosofija, toliau Kirkė, Kirkė nuo Vilnių. Nes visi skiaulės. Na. Galima padaryti. Ajolas, padėjom kitus. Irgi stichijas valdo, ten yra verkių malumas, kuris nuo vėjo sukasi, o ajolas su vėju. Tai tik vienas tiek jie, ne visi. Nu bent jau žinau, vėjas sukasi. Ir Kalipso mes padėjom. Aha.
Taip, visus susakėte, ne? Irgi neblogai, jūsų toks labiau koncentruotas maršrutas. Gerai, gerai, paplojam. Gerai, na ir damos. O, labai gerai, ačiū, labai gerai, mano. Helijo banda pas mus irgi žvėryje, nes žvėris banda. Tada Kalipso senamiesty, nes žavingas visi turistai. Lokofagai, Lazdynuose, nes yra toksikologas tenais. Lokofagus. Tada Kuokai pas mus yra Grigiškės ir mes susijom kaip su unikalumu, nes Grigiškės yra vienintelis miestas rajonas ir kaip Kuokai irgi unikalus savo metu. Tada Kirkė padėjo naujininkus. Gerai. Ir arealas pas mus yra fabrikuose, nes ten daug yra fabrikų ir traukinių. Tokia industrinė, prie industrinė priskyrė, logiška. Mes niekur nepadėjom Kirkės, šiemet mes vykom pas ją. Ai, be Kirkė. Gerai, gerai, paplojam damą. Labai atostogų, labai gerai. O jūs Helijo bandas kur padėjot? Ar buvo pas jūs? Antakalnis, gerai. Taip, nu ką, mūsų minties eksperimentas pavyko, dar kartą tikiuosi, kad ar buvo smagu? Žinau, jūs niekas sakyt daugiau. Taip, gerai. Nu gerai, pabandykim dar vieną eksperimentą. Čia labai trumpa, tiesiog taip žodžiu susakysim. Jeigu reikia, žinot, kaip būna, nežinau, kas yra Konarskio stotelė, žinau Konarskio stotelė. Ir ten šalia yra skulptūra, tokia berniuko su fleita. Tai čia, man atrodo, yra, oi, dabar bijau sumeluoti, man atrodo, Cvirkos kažkokiam veikėjui. Dabar neprisimenam, kažkokio rašytojo kažkokiam veikėjui, kuris perdodavo ir vadinasi tas berniukas Lakštinga. Ir jisai su dudele perspėdavo, žodžiu, ten ir Lakštingalo čiulbėjimų partizanus. Tai, vėl, čia nemeluoju, tik neprisimenu autorius. Bet tai yra prie stotelės skulptūra. Iš šitų stotelių, kur išsirinkot, kaip manot, dabar sugalvokit po 3 skulptūras iš šitų mitų, kokias darytumėt ir kaip jos atrodytų. Tiesiog išsirinkit 3, kurie yra jūsų manimų skulptūriškiausi mitai. Ir labiausiai tiktų jūsų rajone. Gal ten mažai skulptūrų, gal ten... Nesuprantu, čia reikia dabar... Iš tų 3 stotelių, tai yra iš tų visų stotelių, kurias dariau, 3 stoteles išsirinkti ir kokios ten skulptūros stovėtų. Čia gali būti egzistuojančių skulptūrų? Ne, sugalvot reikia menas. Menas. Dieve, kaip sunku. Menas tarptose, nu tai ką žinokit, jeigu kokia Kalipso, tai nuoga modelė. Tas ciklopas, nu tai tas žmogus su viena akim, nieko labai sudėtinga. Bet jūs galite ten kažkokią, žinot, meninį sprendimą sugalvoti interaktyvų labai. Jau tik padoriai, damas, padoriai. Padoriai pabandyti. Ne, sakyti. Niekas mūsų nežiūri vis tiek. Nu gerai, damas labai kikena, aš noriu jų paklausti. Nu kokias 3 skulptūras? Tai Kirkė, tai vyrai su kiaulės galvom. O kur Kirkė pas jūs stovi? Naujininkuose. Ir vyrai su kiaulės. Tada jo. Helijo banda, tiesiog karvių daug pasakyti. Žvėrynė. Nu taip. Ir tada Silika reikia prie Žalio ežerų, nes ten daug žmonių važiuoja vasarą. Galbūt bijot nuskęsti. Ar gal kažkaip susimąstyti? Gerai. Tiesiog veidrodžius pastatyti ir būti tokia galinė. Nesvarbu. Taip, ekspertų komanda numeris 2. Aš nežinau. Taip, improvizuokit. Čia, žinot, čia ne pamokas, ruoš, galite iškart pasakyti. Aš blogai parašiau. Reikia, nežinau, labai savo gatvę. Taip, kažkokį savo gatvę, reikia daryti kažkokį savo gatvę. Yra, jūs kurdėjot skiriai ir per senamiestį? Tai senamiestį yra siauriausia senamiesčio gatvė, kuri vadinasi Nykštukų perėja. Ir Vokiečių gatvėje, ten, žodžiu, ten taip reikia pro promelį praeiti, jeigu ten gal galėtų būti. Pane. Lazdynas. Čia kur valgė žiedus.
Arba žiede padaryti žiedą, nors latinuose, kur yra žiedas, ir ten padaryti, kad tu sukiesi, ir tu pamiršti. Gerai, va. Prakasta. Kaip? Prakasta. Prakasta, taip. Nu ir dar vieną šampį pagaidėlę. Mes kartu sukursim šitą. Vėjus. Vėjų karalius. Ten jau yra malūnas. Puikiai. Na, ekspertai, kokių skulptūrų? Mums tai viena mintis kilo, bet jau ją pasakė, mes būtume žvelgiami karvės. Taigi yra Tomai šitą mokyti namuose karvė ant sienos. Tai mes jau sėmėmės patirties. Iš esmės tai jau buvo padaryta Europoje kažkada, kuris stovėjo karvės. Buvo. Visada stebė miestą, Emilio banda. Ir čia šiaip, jeigu jo, tai lygiškas galima, kad didžiulių spėjimų. Ir nauda, žinai, susuka elektrą. Ir visą laiką galima kokį nors klopą pasidaryti. O kur pas jūs klopas? Jo, Tai ten, o pas jūs naujoje Vilniuje kirgi? Ne, mes galvojame. Aš kartais mažiau. Naujoje Vilniuje klopas. Jo, bet tai galėtų būti netgi kažkas aporas, kuris linija reikia. Visą laiką mėgsi Mėgsi tą vieną akis, ne? Gerai. Nu, trečią dar įvesit kokią Jau vieną? 3 arba tiesiog ant šviesoforo prilipinė ir kai nori, kad įsijungtų baletą, turi ją matyti. Vietoj ranką pridėt. O, taip. Nu gerai, aš sakyčiau, kad puikiai padirbėjot. Minties eksperimentas mano nuomonė nusisekė. Tai ačiū labai, kad dirbėjot. Vis dar galit, man atrodo, dar kelias minutės užduoti klausimų man. Gal dabar jau biškį taip, kai su jumis sužaidė. Gal jau biškį drąsiau prieiti kažką paklausti, nes jis, kaip matot, ne tik epo ir graikiškų dalykų ekspertas, bet gali ir pakonsultuoti ir žiedų valdovo. Game of Thrones klausimas. Galėtų. Jau po 6:30 aš nieko nebežinau. Kažkaip Elena atvažiuoju. Gerai, tada nieko nebeklausinėkit. Tai va, tai jo, iš tikrųjų, tai štai tiesą sakant ir viskas. Kviečiu nepamiršti, kad mes dar turėsime dar 3 paskaitas toje pačioje vietoje, tuo pačiu metu su panašiais minties eksperimentais. Tai tikiuosi, antra dalis jūsų neatbaidys nuo pirmos dalies. Ir... Bet visada galite subtiliai išeiti, jeigu nenorit. O žiūrovus prie žydrųjų ekranų taip pat kviečiu ir kitą kartą prisijungti ir prie mūsų minties eksperimentų. Į komentarus galite komentuoti, ką nors gražaus arba susijusio su mūsų veikla. Tai va, ačiū labai tada.